Ok, chatas, tai pakalbam dabar jaučiu apie tai, kaip mes čia aplamai atsidūrėm, kaip čia kas, kodėl ir panašiai. Tai šitus local dalykus aš pahaidinsiu, realiai šitas nelabai relevant, šitas labiau relevant yra. Jo, tai pradėkim nuo šito varianto, ne? Tai paskutinį YouTube video, kurį dariau, ne, aš buvau minėjęs kelis variantus, ne, tai realiai buvo vienas iš jų, arba čia turėsime 1, 2, 3 ir jeigu overlapintume šitą high, tai gali būti double 1, 2, ne, bet tiesiog čia nebuvo net niekur, ta prasme, kur sustoti, tiesiog marketas dumpino, ne. Arba kitas variantas buvo, kurį aptarinėjau, tai kad čia yra 3, turėsime kažkokį lengvą 4, bet kokiu atveju aš įspėjau, kad šitoj vietoje mes turėtume kažkur pradėti rejectinti, ne, tai rejectas turi trukti apie savaitę laiko lyginant su šitu pullbacku, nes jeigu žiūrime į Elliott Wave 4 veivą, tai ketvirtas veivas turi būti minimum tokio pačio lygio kaip pirmas veivas, antras veivas tai yra arba ilgesnis. Tai realiai, bet kokiu atveju mes žiūrėjom į laukiam korekcijos, ne? O paskutinis variantas, kurį buvo aptaręs, tai buvo didesnė ABC flat korekcija, ne? ABC, boom, ne? Ir kad nekepinčiau, ne? Tiesiog rodinčiau, apie ką aš šneku. Aš atėjau pasiruošęs, padidinam ekraną, ryškumą, žodžiu, ir pažiūrim. Čia šitas sniptas yra paimtas iš YouTube'o video, kurį dariau. Tai padarom gal see-through biškį, kad būtų aiškiau. Žodžiu, bet suprantate esmę, ne? Šitoj vietoj buvom. Ir norėjau pamatyti, vienas iš variantų buvo ABC flat, ne, kas ir įvyko. Tai ką turiu omeny, ne, tai kad dar kol kas nėra viskas bearish, bet papasakosiu apie vieną bearish variantą, kokio mes galim laukti, ne, nesakau, kad jis turi highest probability, bet mes jį dabar aptarsime. Čia yra dabartinis key levelis. Bearish variantui tapti invalid. Tai čia yra, šitas levelis yra bearish variantos invalidation. Tai jeigu mes būtume labai bearish, tai logika sako, kad kadangi mes čia galim tada, kas irgi yra labai low probability, kalbant apie šitą visą struktūrą, ne, tai daleidžiam vis tiek, ne, kad čia turim 1, 2, 1, 2, 1, 2, turim belenkokį 3, highest volume, ok. Tai dabar logiškiausia būtų, kad būtų 4, 5, 4, 5, 4, 5, ne. Bent jau tiek pat 4, 5, kiek buvo 1, 2. Ir žymiai ilgesnis, aišku, turėtų būti tas correction laikas, negu buvo 1, 2. Invalidation šitam scenarijui yra $119 574 ant BTC USD charto, ant USD irgi ten gali būti šiek tiek irgi difference, stovėjau irgi biškai skiriasi, tie lows ir highs. Tai jo, tai čia būtų invalidation, ne? Tai ir jo, jeigu pahitinam šitą vietą, ne, bet daleidžiam dabar, jeigu nepahitinam, ne, mes sudarom tą 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5 ir kas tada toliau, ne, tai toliau sektų kas? Toliau sektų korekcija, ABC ir tada boom, belenkokio dydžio third wave, ne, ta prasme, ten jau dabar kol kas yra labai sunku pasakyti, ne, kokio dydžio, ne, third wave būtų, nu, bet šiaip, why not? Šiam 5K, nu, bet tai čia ir taip, dar kol kas apie nieką, ta prasme, čia nėra dar tų legų visų, tai jo, tiesiog kol kas dar reiktų šiek tiek datos, ne, bet dabar apie bullish variantus, ne, tai jeigu mes paliečiam šitą bullish invalidation, užmūtinkit. Žodžiu. Jeigu mes paliečiam šitą vietą, ne, tai kas tada reiškia? Tai tada reiškia, kad viskas ganėtinai yra bullish, ne, ir toliau mes laukiame paimti all time highs, ne, ir realiai šitas visas didesnis mano countas, jis dar vis tiek bus intact, ne. Tai šitas didesnis countas yra ant didesnio time frame, ant daily, weekly.
Tai ką reiškia, kad mes turėjome ketvirtą veivą šičia ir makro. Čia turėjome penkto veivo pirmą veivą ir leading diagonal 1, 2, 3 correction galimai yra bottomas, ane, ir antras veivas ir galimai turėsime trečią veivą, ne, ganėtinai impulsinį. Tai kaip aš galvoju, tiesiog pagauti opportunity ant šito viso scenarijaus, ne, tai jo, tai pirmas ženklas bus, kad mes esam bullish pasiekdami šitą levelį, ne. Kitas dalykas, lauksiu kažkokio, nežinau, 5-wave impulsą nedaleidžiamą, ne, ir kažkokio corrective patterno, ne, tai bus overlapping reiktų, kad labai, ta prasme, viskas, ne, overlapas, čia po to vėl overlap, ne, overlap. Jo, ir tiesiog ABC korekcija, ne, ir tiesiog žiūrėti bullish ženklų. Tai čia vienas iš bullish ženklų, kuriuos aš stebėsiu asmeniškai. Tai jo, realiai kol kas dar reiktų šiek tiek datos, ne, iš marketo pačio, nežinau, pirmadienį turim bank holiday, tai aš nežinau, ar ten kažkas aplamai vyks, tai tiesiog jaučiu sitinsiu down, tiesiog chillinsiu, žiūrėsim, kas bus, bet iš esmės jo, kaip ir viskas aišku, kol kas turim šansų padaryti bearish variantą, paliesim 19 570, bearish variantas significantly decreasina, išlieka visas movementas bullish, jo, ir, nežinau, informuosiu daugiau gold memberius, kaip ir dariau šią visą savaitę, ne, tai realiai, jo, šios savaitės visi treidai buvo kolinti gold discord, gold memberships, ne, short, no all time high, long, compound short, ne, tai realiai jo, tai žodžiu, išėjau aš iš šito jau šorto, viskas buvo dokumentuojama, galite patikrinti, ta prasme, socialiuose medijose, jo, tai išėjau aš iš šito šorto ties melui area low, man atrodo, bet nežinau, neatsimenu kurio range'o. Jo, šičia kažkur, jo. Jo, apie šičia išėjau iš savo šorto, ne, gaila, kad nedalaikiau, bet well, nesvarbu. Nepagausi visų topų ir bottomų, nebent esi 6 block. Jo, bet jo, tai turėkite omeny, kad esam dar bullish, ne didesnis, nežinau, kaip čia įvardinti. So, marketo data duos daugiau informacijos, o pavyzdžiui, dar į ką žiūriu local setupai, tai jo, tai būtų įdomus variantas, sakyčiau, all time high fibas iki dabartinio low, anchored view up nuo all time high iki nu jo, tiesiog anchored view up nuo all time high, ir turime viso range'o, nežinau, kokio čia dydžio čia tas range'as, tai jo, tai jisai paimtas nuo fix volume profilio, realiai nuo čia, nuo July 7th, give or take, ne. Tai realiai turime visai neblogą confluence, ne, 618, anchored VWAP, ne, o dar labiau local setupas būtų mini range'as, kol kas sakyčiau, kad turime mini range high, mini range low, ir turime single printą. Jo, tai man įdomu būtų, kaip matot, alertą turiu užsidėjęs, pasiruošęs Plum Trigger, pasižiūrėti, kokią reakciją gausim single printę, ar turėsime daug longų, po to jos užtrepint, nu ir y'all know the stories, basically SFP patternas, ne. Tai jo, čia labiau kaip skalpas, intermediate, žodžiu, tai tiesiog protectin poziciją, nes neaišku, ką ten Trumpas vėl sugalvos patvirtinti. Tai jo, toksai įdomesnis treidas bus artimiausiu metu, manau, nuo 117,600, ne, point of control su 618 ir anchored VWAP. Jo, nežinau, daugiau nelabai ir galim dar pabandyti, tarkim, šitą range'ą pagauti, žiūrėti, bet čia neįmanoma. Žodžiu, nelabai daugiau ką ir turėčiau pridurti, manau, viską, ką reikėjo, tą, manau, ir išdėsčiau.
Jo, tai bet kokiu atveju nedėsiu aš jokių niekur limitų ir nededu aš tų limitų, aš einu market dažniausiai. Jo, nes tiesiog jau never know, ane, ta prasme, reiks irgi čia apžvelgti reactioną, ane, pavyzdžiui, kai padarėm šito all time high, paskutiniam YouTube video sakiau, kad čia yra, buvo legit failed auction variantas, tiesiog duosiu pavyzdį, ne, apie kurį aš kalbėjau YouTube video, ne, buvo all time high, senas, raudonas spalva, boom, all time high, boom. Jo, ir sakiau, ir pasižiūrėjau į order flow ir mačiau, kad šitoje vietoje yra be galo labai daug shortų atsidariusių, ne? Tai kas man labai nepatiko, ta prasme, net minėjau, kad greičiausiai mes padarysim dar vieną naują all time high, nuo kurio ten realiai YouTube ir kolinau tą visą mūvą, kurį ir paėmiau, kurio ir pasidalinau Gold membership'e. Jo, tai kad padarysim mes dar vieną local all time high, ir galimai bus viskas pasibaigs failed auction variantu, ne kas ir buvo, kaina grįžo atgal į range, realiai, tai range'as buvo, jeigu kam yra sunku su range'ais, tai range'as buvo nuo šičia, sakyčiau, iki šičia, easy range, ne, grįžo atgal į range, buvom short pozicija active, hitinom 1.618, didesnio time frame'o, ne, nu ir žodžiu, suprasdami, kad galimai bus ketvirto veivo, prasidės ketvirtas veivas, ne, tiesiog atsidarom poziciją, ne, ir tiesiog pirmas TP buvo apie 120 000, give or take, vien tik dėl to, nes čia buvo realus targetas kaip ir ketvirto veivo, ne, bet tai tiesiog palikau runnerį, runinti, ne, nu ir tiesiog the rest is history, nu runinom iki ir plus compoundinau ant kiekvieno raizo, sakiau visiems shortinti, tai jo, tai nėra sutapimai, tai yra skills, tai sakyčiau taip. Tai jo, gavom vėl failed auction su žymiai daugiau longų, su likvidacijom, realiom, ne, ir tai va, tą norėjau pasakyti. Ir lygiai tą patį šičia norėčiau pamatyti, nu, ir šičia galimai, ne, tiesiog noriu pamatyti daug longų atsidarančių į mūsų resistance, ne, ir jo, tiesiog juos patrepinti, ne, kažkokį local shift, entry, ne, ir nežinau, targetas galimai būtų, žiūrėsim kaip kas. Čia, man atrodo, mes dar sudarysim local naked daily point of control, bet šiaip man būtų įdomu sufilinti tą viką, šiaip, nemeluosiu, visai būtų įdomu, ne. Jo, ir dar įdomiau būtų, gal netgi, ir jeigu 786 irgi palies, tai nemanyčiau, kad tai būtų labai irgi išsigąsti reikėtų, ne, tai irgi galimai būtų shorting opportunity. Tiesiog, sakau, reiktų žiūrėti reactioną, ne, ta prasme. Ir viskas, koks tai reactionas yra, bet realiai monoleveliai yra nuo 618 iki 786, jeigu taip, nes čia dar single printą turim su value area high, su daily naked point of control 786, tai irgi yra įdomus levelis kaip resistance, plus jisai padidintų probability paimti all time high, nes, kaip ir minėjau, 119 600 give or take, ne, tai gaunasi overlapas. Bet iki tol, jo, dar turim dagyventi. Tai jo, tai nežinau, čia buvo mano BTC update'as, jo, jeigu turit kas nors, kokių nors klausimų, tai ką aš žinau, about time to